Labas vakaras, eteryje Dzūkijos televizijos žinios, juose trečiadienio naujienos. Pradžioje trumpa jų apžvalga, o netrukus apie viską išsamei. Šiandien žiniose. Ligoninės gatvėje po liūties įgriuvo šaligatvis, lietaus išplautas gruntas užliejo pėsčiųjų ir dviračių taką. Kad per kelias valandas padaryta tokia didelė žala iš tiesų yra neramu. Dėl kritusių kuro kainų siūloma mažinti ir mikroautobusų bilietų kainas. Labai nemažą dalį vežėjų sąnaudos sudaro degalai, tai kritus kainai aš manau, kad būtų logiška ir iš tikrųjų yra logiška mažinti taip pat mikroautobusų kainas Alytaus mieste. Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje eksponuojama knygos Lietuvos miestai ir miesteliai nuotraukų paroda. Joje pristatomos Lietuvos gyvenviečių archyvinės ir dabarties nuotraukos. Perėjoje partrenkęs pėsčiąjį vairuotojas pats jį pristatė į gydymo įstaigą. Alytaus miesto ir rajono merų taurė atiteko Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams. Trečiadienio naktį prapliupęs lietus padarė nuostolių Alytuje ligoninės gatvėje. Anot specialistų, įgriuvęs ligoninės gatvės šaligatvis užsikimšusių lietaus kanalizacijos surinkimo grotelių pasekmė, pasakoja Daina Baranauskaitė. Šiąnakt smarki liūtis pridarė nemažai žalos ligoninės gatvėje. Įgriuvo dalis šios gatvės šaligatvio. Eismas šioje gatvėje ryte buvo laikinai uždarytas, vėliau atnaujintas. Po liūties atsivėręs vaizdas alytiškius nemaloniai nustebino. Vis tik kalbintieji nebuvo linkę kaltinti bei keiksnoti statybininkų. Nemanyčiau, kad reikėtų ieškoti čia kaltų, nes kiekvienam darbe mes turim klaidų padaromi ir galbūt netokių skaudžių pasiekmių, o galbūt ir didesnių pasiekmių būna. Nereikėtų kaltų ieškoti, jau dabar reikia daryti sprendimus. Tokia situacija susiklostė todėl, kad nukritusiais medžių lapais užsikimšo lietaus kanalizacijos surinkimo grotelės. Susikaupęs lietaus vanduo išplovė šaligatvį ir po juo esantį gruntą. Čia ne pirmas atvejis, jeigu atsiminsim, tai Žaliosios gatvės visas projektas tikriausiai labiausiai ir įstrigo po vienos iš liūčių, kuri nuplovė visą statybinę techniką. Tai dabar be abejo ir liūtis buvo netokia, bet kad per kelias valandas padaryta tokia didelė žala iš tiesų yra neramu. Mes pastebėjome mieste, kad tai nebuvo vienintelė vieta, kur vanduo susikaupė ten, kur jo, sakykime, anksčiau nebuvo. Šita vieta yra kiek kitokia dėl to, kad ir anksčiau kėlė problemas, būtent kai vandens padaugėdavo. Tai tą mes pamatėme ir šiandien, ko galima pasidžiaugti, kad tai įvyko dabar ir nieks nenukentėjo ir kad pasiekmes yra tokios, kad, sakykime, jas galima sutvarkyti, kad rangovai vis dar dirba vietoje, kad, sakykime, nebuvo nukentėjusių žmonių ir kad, tokios pasiekmes bus pakankamai mažos, jos labiau yra iliustracinės, kad tą problemą reikia spręsti ir neatidėlioti. Kad visgi taip, kaip yra suprojektuota, tikriausiai mums nepakanka, kad vandens srautai tenais ateinantys į tą vietą turi būti sprendžiami kitaip. Nes kiek dabar galiu pasakyti, ką su specialistais teko konsultuotis, tai iš tiesų dabar patys šulinių dangčiai yra šiek tiek mažesnio pralaidumo, nei kad buvo anksčiau. Ir tai paprasčiausiai netenkina. Tai be abejo, tą reikės spręsti ir tikriausiai tą sprendžiant reikės atsižvelgti ir apskritai apie aplinkinės teritorijas, kaip ten tas vanduo patenka ir ką mes su juo darom. Kadangi ligoninės gatvė dar nėra oficialiai priduota, smarkios liūties pasekmes teks likviduoti rangovui, uždarai akciniai bendroviai Kaminta. Gatvės remonto darbus rangovui turėtų apmokėti draudimo bendrovė, nes objektas buvo apdraustas. Daina Baranauskaitė, Mantas Radvilavičius, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Vienas Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys kreipėsi į administracijos direktorių, prašydamas inicijuoti klausimo svarstymą dėl vienkartinio keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifo perskaičiavimo. Dėl kritusių kuro kainų mikroautobusų bilieto kainą politikas siūlo mažinti 8 euro centais. Jau ne pirmą kartą Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Nerijus Cesiulis siekia įtikinti kolegas, politikus, kad šie priimtų sprendimą ir sumažintų vienkartinio keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilieto kainą. Puikiai matome, kad tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje naftos kainos krenta, degalų kainos pinga ir kadangi labai nemažą dalį vežėjų sąnaudos sudaro degalai,
Tai jų kritus kainai, aš manau, kad būtų logiška ir iš tikrųjų yra logiška mažinti taip pat mikroautobusų kainas Alytaus mieste. Iš tikrųjų tai vėlgi yra skaičiavimas, vežėjai kaip visada sako, kad neįmanoma mažinti, nesvarbu kokia degalų kaina, bet jie tik tai kai degalų kaina padidėja, jie siūlo tik tai didinti, bet kaip sumažėja, nėra galimybės mažinti. Aš manau, kad iki 50 euro centų pilnas bilietėlės galėtų tikrai mažėti. Palyginus su kitais miestais, tai turėtų būti, atžvelgiant į šių dienų kainas kuro. Dėl tarybos nario kreipimosi bei kitų aktualių klausimų Alytaus miesto savivaldybėje įvyko vežėjų ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Žuromsko kitų specialistų susitikimas. Raštą mes gavome, apsvarstysime, nes reikia vėlgi įvertinti situaciją, nes ne vien tik tai tarybos nario paskaičiavimus ir vėlgi vertinant ir iš verslininkų pusės, tai žinome, kad reikia kelti ir atlyginimus, ir techniką išlaikyti, reikalavimai yra technikai tam tikri. Tai gavę mes jų verslininkų paskaičiavimus, tada lyginsime kainą su kitų miestų analogiškų ir tada spręsime. Siūlymas mažinti mikroautobusų bilietų kainas vežėjus papiktino. Kainos negalima mažinti dėl to, kad automatiškai mieste sumažėja labai daug žmonių. Jokios investicijų, jokių nedaroma, miestas nedaro, žmonių nepadaugėja, jie tik išvažiuoja. Kainos, kaip pasikeitė litai eurais, tai galima sakyti, tiek detalių, tiek maisto, tiek visko sukilo litas prie euro. Nu, tai kokį jis argumentą gali sakyti? Jis senuo kartu sakė, kad jis labai geras ekonomistas ir barelio kaina krenta ir čia kuras nukris iki 70 centų ir taip toliau. Nežinau, jo to ekonomika, man atrodo, nelabai pasiteisina. Tai tokie mano argumentai prieš jį. Tarybos narys Nerijus Cesiulis sako, jog atsižvelgiant į tai, kad buvo sumažintas PVM tarifas keleivių vežėjams nuo 21% iki 9% ir kritusias degalų kainas, būtina pradėti tarifų perskaičiavimo procedūras ir teikti Alytaus miesto tarybai tvirtinti naujai pakoreguotas kainas, atitinkančias rinkos tendencijas. Vienkartinio keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilieto kainą taryba tvirtins spalio mėnesį. Tai galbūt nėra vėjo malūnai. Praeitą tarybą, aš nežinau, pritrūko ar politinės jėgos, ar valios, ar galbūt pradėjo taryba atstovauti ne piliečius, o atstovauti tam tikrus siaurus verslo interesus ir praeitą tarybą nepriėmė. Aš manau, kad ši taryba, kuri atėjus, turėtų atsižvelgti į žmonės, pagaliau atsisukti į žmonės ir iš tikrųjų nežiūrėti į verslo siaurus interesus, o žiūrėti į miesto gyventojų interesus. Spalio mėnesį taryba tvirtins kainas, manau, kad atsižvelgs ir prašysime, kad aktyviai dalyvautų ir vežėjų atstovai, kad jie patys gal ir taryboje sudalyvautų, paaiškintų savo problemas ir lūkesčius, nes visi supranta, kad visi turi uždirbti. Tuo tarpu vežėjai prašo, kad nuo 58 euro centų bilietėlio kaina galėtų kilti iki 60 euro centų, o negalią turintiems žmonėms kaina mažėtų. Dabar kaina pravažiavimo mieste 0,58 cento, tai čia važiuoja dirbantys žmonės ir visi kiti pusė kainos, neįgalūs, pensininkai, moksleiviai. Tai pusė kainos ir 80% yra pirmos grupės invalidai ir virš 80 metų. Tai mes manome, kad reikėtų šitą kainą pakelti iki 60, tai susilygytų, jinai būtų vairuotojams labai patogu, nereikėtų tų mažų centelių skaičiuoti ir dalinti. Tiek žmogui važiuojant, jisai turės jau stambesnę kupiūrą o pirmos grupės invalidams sumažinti kainą, jiems padaryti tik tai 10 centų. Ir irgi to pačiam patogumui, kad būtų, kad nereikėtų ieškoti mažų centelių. Susitikime taip pat kalbėta apie mikroautobusų techninę būklę, jog nuo šiol ant avarinio išėjimo langų užklijuotos reklamos turi būti nuimtos, gauta gyventojų nusiskundimų, kad mikroautobusų vairuotojai vartoja necenzūrinius žodžius. Vežėjai taip pat turėjo pastabų savivaldybės administracijai dėl grafikų bei prašymų gyventojams. Vežėjai norėtų kreiptis pas gyventojus, kurie atvažiuoja į turgų Alytaus Jazminų, ypač šeštadieniais, sekmadieniais,
ir užstato mums stotelę. Mes tiesiog negalim, žmonės pyksta, kad negali įlipti, mums reikia per vidurį kelią atsistoti. Mašinos jau statomės skersai autobuso stovėjimo aikštelės. Tai mes paprašytum sąmoningumo ir kad jie suprastų, kad tokioj vietoj reikia palikti, keleiviam įlipti. Daina Baranauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda, kurioje pristatomos Lietuvos gyvenviečių archyvinės ir dabarties nuotraukos. Rugsėjo mėnesį Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje alytiškiai kviečiami aplankyti knygos Lietuvos miestai ir miesteliai nuotraukų parodą. Knygoje pristatomos Lietuvos gyvenviečių archyvinės ir dabarties nuotraukos. Parodoje eksponuojamų dabarties nuotraukų autorius yra fotografas, keliautojas ir ne vieno kelionių žinyno sudarytojas alytiškis Vytautas Kandrotas. Fotografijos yra tiek iš praeities archyvų, tiek dabarties fotografijas ir darė pats autorius. Ir jis sukomponavo į vieną knygą, kurioje ir pristato tuos Lietuvos miestus ir miestelius. Taip jis nori paskatinti lietuvius geriau pažinti savo kraštą, pakeliauti po jį, patyrinėti ir pamatyti, kokioje gražioje aplinkoje mes gyvename. Parodoje eksponuojamos 20 šalies miestų fotografijos. Pagal etnografinius regionus suskirstyti miestai ir miesteliai atskleidžia senąją ir dabartinę savo istoriją, apie čia gyvenusius ir gyvenančius žmonės, vietovės įžymybės, lankytinas vietas. Šiose fotografijose atsiskleidžia, kaip atrodė miesteliai praeityje ir kaip jie atrodo dabar. Taip pat yra pateikti trumpi aprašymai apie tai, kas tose miesteliuose yra garsaus, dėl ko būtų verta juos aplankyti. Taip pat šioje parodoje galima pavartyti ir autoriaus minėtąją knygą, susipažinti su ja ir galbūt vėliau ir įsigyti. Knygoje Lietuvos miestai ir miesteliai pristatomos visos 346 miesto ar miestelio statusą turinčios gyvenvietės, kuriuose gyvena iki 50 000 gyventojų. Knyga iliustruota beveik 1000 naujų ir archyvinių nuotraukų. Rūta Kašėtienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato paros suvestinėje 29 įrašai apie nustatytus kelių eismo taisyklių pažeidimus ir keli apie techninius eismo įvykius Alytaus mieste. Keletą jų apžvelgs Mantas Radvilavičius. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus paros darbo rezultatų suvestinėje užregistruoti 5 eismo įvykiai. Apie 7:50 minučių ryte Alytuje ties Likiškėlių 84 namu asmuo vairuodamas automobilį partrenkė pėsčiųjų perėją einantį pėsčiąjį, kurį pats po eismo įvykio pristatė į gydymo įstaigą. Įvykio metu sužalotas pėsčiasis, automobilis neapgadintas. Apie 14 valandą Alytuje, Dariaus ir Girėno gatvės bei Vilniaus gatvės sankryžoje, automobilio vairuotojas neatsižvelgė į kelio meteorologinės sąlygas, nepasirinko saugaus greičio, nesilaikė saugaus atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės ir atsitrenkė į tą pačią kryptimi važiavusį ir pristabdžiusį automobilį. Įvykio metu nukentėjo antrojo automobilio vairuotoja, apgadinti abu automobiliai. Apie 16:50 minučių Naujosios Vilties ir Jazminų gatvės žiedinėje sankryžoje transporto priemonėms keičiant judėjimo kryptį įvyko susidūrimas. Apgadintos transporto priemonės, žmonės nenukentėjo, įvykio aplinkybės tiriamos. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Tarptautinio krepšinio turnyro Alytuje nugalėtojais tapo Vilniaus Lietuvos Ryto komanda finalinėje dvikovoje įveikusi Klaipėdos Neptūno ekipą. 4 dienas Alytaus arenoje vykęs turnyras padovanojo žiūrovams daug gražių akimirkų. Alytaus arenoje finišavo 4 dienas trukęs tarptautinis vyrų krepšinio turnyras, kuriame dėl miesto ir rajono merų įsteigtos taurės grūmėsi 6 komandos iš Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos. Turnyro finale Vilniaus Lietuvos Rytas įveikė puikią kovą pademonstravusius Klaipėdos Neptūno krepšininkus 79-68. Uostamiesčio ekipa lemiamo ketvirčio viduryje buvo sumažinę atsilikimą iki 2 taškų, tačiau Marčelo Nikolo auklėtiniai rungtynių pabaigoje sugebėjo įrodyti savo pranašumą.
Naudingiausių turnyro žaidėjų išrinktas sostinės ekipos naujokas Artūras Gudaitis. Vilniaus Lietuvos Rytui Gediminas Orelik ir Artūras Gudaitis pelnė po 15 taškų, Rokas Giedraitis 12, Kšištof Lavrinovič 9, Adas Juškevičius ir Marius Runkauskas po 8, Mindaugas Lukauskis 5, Julius Jucikas 4, Žygimantas Janavičius 3. Klaipėdos Neptūnui Martynas Mažeika pelnė 17 taškų, Donatas Zavackas ir Jarei Grant po 11, Gilvydas Biruta 6, Mindaugas Girdžiūnas 5, Arnas Butkevičius 4, Daniel Ewing ir Simas Galdikas po 2 taškus. Po finalinės dvikovos antrosios vietos taurę Neptūno komandai įteikė Alytaus rajono savivaldybės atstovas Ramūnas Bielevičius, o pirmosios vietos taurę Lietuvos Ryto komandai įteikė Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Tomas Pačėsas. Įvyko 4 dienas trukęs tarptautinis krepšinio turnyras Alytaus miesto ir rajono merų tauriai laimėti. Iš tikrųjų džiugu, kad antrus metus iš eilės vyksta tokio tipo aukšto lygio krepšinio turnyras. Smagu, kad ir šiais metais apsilankė tikrai geros komandos. Šis turnyras organizuojamas būtent su tikslu pasikviesti aukšto lygio komandas į Alytų, parodyti būtent Alytaus ir Alytaus rajono bendruomenėms gerą krepšinį. Taip pat komandos turi tikrai geras galimybės pasiruošti ateinančiams sezonams, taip pat išanalizuoti savo žaidimą, išanalizuoti naujus žaidėjus ir kuo geriau pasiruošti ateinančioms kovoms. Ateityje taip pat planuojame organizuoti panašius turnyrus, galbūt net didesnius, nes tikrai matome tiek komandų, tiek žmonių susidomėjimą. Trečiosios vietos trofėjus šiemet iškeliavo į Lenkiją. Beveik visų rungtynių metu pirmavę Gdynės Aseko krepšininkai dvikovoje dėl trečios vietos įveikė Panevėžio Lietkabelį 79-74. Trečiajame kėlinyje 18 taškų persvarą turėję Lenkai vėliau stabtelėjo bei leido varžovams sušvelninti atsilikimą iki minimumo. Lemiamų metu panevėžiečių atakos nepasiekė tikslo, o pergalę bei trečiąją vietą turnyre džiaugėsi Aseko komanda. Aseko komandai Anthony Hickney pelnė 19 taškų, Jakub Paržensky 17. Panevėžio Lietkabeliui Valdas Vasylius sumetė 12, Lukas Aukštikalnis ir Arnas Labuckas po 9, Julius Kazakauskas ir Gediminas Žalalis po 7, Dmitrij Glebov, Artūras Valeika bei Mantas Kazonas po 6 taškus. Dvikovoje dėl 5. vietos pirmąją pergalę turnyre iškovojo Alytaus Dzūkijos krepšininkai, kurie įveikė Rygos VEF ekipą 68-57. Aikštelės šeimininkai pagrindinius reikalus sutvarkė per pirmąsias 10 minučių, kurioms pasibaigus turėjo dviženklį pranašumą 27-14. Lemiamo ketvirčio pradžioje Latvijos čempionams buvo pavykę priartėti iki 5 taškų skirtumo, tačiau dzūkai pergalės iš savo rankų neišleido. Pagrindinis alytiškių raktas į pergalę buvo užtikrintai laimėta kova po krepšiais. Dzūkija atkovojo 45 atšokusius kamuolius, o svečiai tik 29. Alytaus dzūkijai Adamas Lapetas surinko 18 taškų, Tomas Urbonas ir Osvaldas Mačernis po 10, Nerijus Varnelis bei Giedrius Gustas po 8, Anton Kobelinskiai 5, Martynas Paliukėnas 4, Raimundas Danys 3, Paulius Danisevičius ir Treivis Garison po 1 tašką. Rygos VEF komandoje dominavo 2 žaidėjai – Janis Beržins surinkė 17 taškų ir Davis Geks 12. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Tai visos trečiadienio naujienos žiniose. Ačiū, kad žiūrėjote. Netrukus apie tai, kokius rytdienos orų žada sinoptikai. Gražaus vakaro. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija.
Po praėjusios nakties intensyvesnio lietaus, kurį į Lietuvą atnešė banguotas atmosferos frontas, šiandien palijo daugelyje rajonų, bet lietus gana greitai traukėsi. Ketvirtadienio naktį pavienėse vietovėse prognozuojamas trumpalaikis lietus. Dieną jo bus dar mažiau, iškris tik keli lietaus lašai. Pietų pietryčių vėjas išliks nestiprus. Į mūsų kraštus atkeliaus dar didesnė vasariška šiluma. Įdienojus termometrai rodys 23–28 laipsnius. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje numatoma 14, Kaune ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje, Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune 27 laipsniai šilumos.